Užsimanė plauti indus, sakau, dėsiu indaplovę. Jo, patink plaut. Gerai, mokykis plaut. Barakė pravers tokie įgūdžiai. Kol vaikas plauna indus, mes žiūrim. Bratuka. Va mūsų gaspadinė. Labas, su pasišokimais, šokam į kitą dieną ir man vyrs neleidžia sirpti, sakė, ramiai darbuotis. Taigi, kad jau sirplę nenaudoju, tai židinį įsivalysiu ir kažkiek jau reiktų ir stiklą. Nieka nebesimata ugnelė, kaip mūsų gražiai rusena. Nu tai kaip, buitiškai susirandam baisų kibirą ir... Taip. Aišku, čia galima ir prasipurti čia, bet manau ir ten bus pilnas, kadangi greitai prisipildo, mes mėgstam pasišildyti ne vien oras vanduo, bet dar ir židiniu. Nes kaip galiu parodyti, dabar tiesiog vėdinami namai. Ir šiaip laikos temperatūra, jeigu langus atsidarę, židinį nesikuriam apie 22-23 šilumos. Bet mums kažkaip nežinau, gal man tik tai susimanau, kad noris 25, tada jau pats tas, aišku, ankštesniuose namuose, tai taip įgyvendavau apie 2, o dabar jau ką, jau čia nežinau, ar ant senatvės kaulai labiau šala, išpindėjom, ar šiaip norisi daugiau komforto vaikščiot su rankovėm, plikom. Na va, židinukas ir apvalytas, nes nesivalo gerai kai kurieni eglinė malkom, bet tokia jau ta dabar akimirka, kad kitokių malkų neturim. Vyras darbuojas irgi su kalėdinė tokia atmosfera. O taip va ir gyvenam. Tai ką, atsivesinom kaip reikiant namus. Žinunkas kurenas, jau vėl apsinešęs. Va, galiu pasidalinti su tokiu valikliu valiaus. Bus, aišku, atvirkštinis variantas veidrodinis. Ir pirkau iš Norfos, su 100% nuolaida buvo, nežinau, dar tebėra jinai. Sakyčiau, visai gerai nuvalė, ne idealiai, bet kaip ir sakiau, eglinės malkas, tai apspjaudo su savo tais sakais, tai prikepa, kad net ir nenori valytis. Tai jau čia gaunasi vakar. Langai buvo atidaryti, galim sakyti, visą dieną, kadangi Roberts pjovė tas grinjuostes ir labai protingai išėjo į lauką, nešikino namų su tom pjuvenam. Tai gavosi, kad labai atsivesinom namus, net iki 21 palika. Taip pat dažnai atsidarom langus, taigi kai gaminam, kai tualetą nueinam rimtesniai ir kai įsimaudom dušį irgi atsidarom langus, taip pat atsidarom ant mikro, nors visai nenorėčiau, kai miegam. Ir paskiau dar rytą, pavyzdžiui, kai dukra išeina į darželį, tai irgi atidarau langus, pravėdint taip pat namus, norisi vis tiek to gryno oro. Ir labai gerai, kad šalia mūsų nėra tokių, kur, žinot, pečkuriai ir viskas į namus tas kvaps eina, tai dabar galim džiaugtis, nėra to arba vėjo, arba kas kuriantų šalia tais tokiais kvapais, kurie, griaužia tą nosį. Dabar stoviu katiliniai. Danga persikėlė čia. Ir buvo toks variantas, kad katiliniai labai buvo daug rūbų ir aš plaudavau 2 reisus į dieną ir 2 dienas džiovindavau tada ant tos džiovyklės, iš tos ištiesiamos tokios metalinės. Ir tada vyras sako, kodėl tu nesinaudoji, mūsų skalbenkė yra kartu su džiovinimo funkcija. Bet man žmonės rašė, kad tai yra blogai, nes tada labai užkiša tos visos... Tai, žinot, kai atlieka tokie gumuliukai, tokie kaip dulkytės. Ir sako vyras, o tu ko tu bijai? Tada pagalvojau, taigi yra pas mumis garantinis, tai o ko nesinaudot? Ir čia, kai išplauna, atidarau šitą, kad, kaip čia stalčiuką, kad tiesiog vėdintųsi ir nebūtų tokie užsilikę paskiau nešvarumai. Turėjom LG. Tai tenais po apačia būdavo tokia ventiliacija, čia pastatyti toks nėra. Mūsų yra 10 kg, tai įdedu, džiovinimas rašo 6, jeigu tą medvilnę.
Jeigu sintetika, tai jau 4 kilogramai turi būti, taigi kartu plaunu ir džiovinu ir gaunasi kažkur 6 su truputį valandos ir taip visą tą šabakštyną rūbų tiesiog išsiskalbiau ir išsidžiovinau, tai vat labai patenkinta. Ir tikrai labai gerai džiovina ir kas sakė, kad blogai džiovina, nežinau. Gal buvo mažos kalbenkės, maži būgnai, o čia toks didelis būgnas ir kai prikraunu tiesiog plauti, prikraunu daugiau. Bet va, kai džiovinimui, tai perpus mažiau įdedu rūbų ir nežinau, viskas tvarkoj. Dar visai nesenai pradėjau naudoti tokius škuduriukus, kad spalvos neišblukytų rūbų ir neįsigertų iš kitų. Tai visai irgi patiko šitie, pavyzdžiui, yra iš Pepko už 1,5 eurą, man rodos. Taip, šiaip pasijuto, matosi ir ant to škuduriuko tada spalva būn pakeitus. Tai gal į rūbus neįsigeria. Dabar vat atidarysiu ir pajungsiu skalbenkę, nes kas yra... Pajungsiu ją tuščią, kadangi jau daug plovimų plovė. Šiaip rekomenduoja tom naujom skalbimo mašinom dažniau jas plauti, kadangi jos naudoja mažiau vandens dėl ekonomikos. Taigi va, kur rodžiau, nusipirkau iš Norfos, irgi buvo 5% nuolaida. Čia yra tasai ploviklis skalbenkės. Man patinka iš tikrųjų blizga tada vis. Ir toks vat buteliukas. Šiaip turėtų atidaryti ir tada pilti, bet tokia gaunasi maža srovytė. Tai aš ką darau, atsuku. Vat atsukus, nu ir tada supilu visą. Svarbiausia, kad nebūtų jokių rūbų. Vienąsyk buvau palikus škuduriuką, kur plauti tas grindis nuo to siurblio roboto, nepastebėjau, buvo prilipęs prie šoną ir išplovė, tai vau, taip gerai. Nu į ką, uždarom. Katilinėje dabar baisiausia šiaip šabakštynas ir šviesos dar čia nėra, bet, nu, va, visokie pukiukai apsinešė. Ir va toks, va, ką žinau, šiaip didelis būgnas. Kaip klausiam to... Nu, pardavėjo, ar pats kažkaip užsiminė, sakė, kuo didesnis būgnas, tuo geriau išplauna rūbus. Taigi, dar kartą pajungėm, nesugebėjau išsijungti. Labai faina būna, kad va šita būtent skalbenkė, jinai įsimena programą, kokią buvau užsistačius, kokią temperatūrą, kokį sukimą. Ir jeigu palieku ant tą pačią, viskas išlieka ir galiu naudotis, nes dažniausiai tą patį darau, tai užsistatau arba 30 arba 20 laipsnių ir va taip va. Jeigu norisi džiovinimo, iš karto va pakyla laikas ir iš karto rodo, kiek dėti rūbų. Va, o jeigu džiovinimą nuėmi, rodo 10 kg. O va sintetika, nes kadangi irgi daug turim tokių dekučių visokių, iš karto vat, rodo 4 kg ir džiovinimui 4 kg. Nu, tai va tokia išmani visai. Paprasta ir išmani. Tiesiog pasuki, nereikia tų pusiau pasukomis, kaip čia pusiau minkomis. Tai po kol kas pusę metų labai patenkinta, o dabar čia vat, mechanizmo valymas. Čia, kur čia? Čia rinsas. Tai vat, ant šito, ane, mechanizmo valymas ir džiovinimą reikia išjungti, nereikia čia. Ir dabar, vat, 60 laipsnių skalbs 1,5 valandos. Yra buvę tokių nuotykių, pavyzdžiui, kai pirmuose namuose gyvenom, turėjom virpulą skalbimo mašiną ir jin buvo tokia, galim sakyti, dar senovinė, nes pirkom turbūt prieš 10 metų atgal ir tiesiog aš jos visiškai neplaudavau. Plaudavau tik tais rūbus, bet jinai daug paduodavo vandens. Tada įsigijom, kaip čia pardavėm butą. Pardavėm namą, įsigijom butą, pradėjom ten gyventi, nusipirkom skalbimo mašiną. Tada va tas LG, kur sakiau, ir jis jau gaunasi toks išmanesnis eko vandens padavimas. Tai plaunu aš tus rūbus ir pradeda smirdėti ir tada skambinam į garantinį, nes galvojam, kad kažkas tiesiog sugedo. Bet galiausiai paaiškino man tas konsultantas, kad reikia valyti mašinas naujas labiau, nes jos yra tokios mažai paduodančios vandens ir jos pačios neįsiskalauja. Tai vat, galvoju,
nepaeis. Bet, sakau, išplausiu. Tada išploviau su tuo plavikliu, kur reikia indaplovės plauti. Ne indus, o pačias indaplovės. Tai, žinokit, pasiteisino ir viskas tvarkoja. Ir, kaip ten sako, 10 plovimų ir plauni mašiną. Aš turbūt šiek tiek simuliuoju, ne taip dažnai plaunu. Bet labai pasiteisino man. Gali būti, kad ne visiškai gerai darau, bet tiek ir te pasigilinus, tiesiog kaip atrodo geriausiai, taip ir elgiuosi. Ir dar kas, tai pabaigiau savo tas, kur rodžiau praeitam video, plaunamas kapsulytės rūbam. Pakol kas dabar šitą naudoju irgi fainas toks pat, tik kad pilamas, skystis. Kapsulytės smagiau, nes tiesiog įmeti ir nereikia jokių dozavimų. Bet šitas variantas irgi gerai, čia vat nuo tų visų alergenų, tai mums yra tobulas variantas. Dukra, aišku, mėgsta tokios kvepaliukus, o mes su vyru kažkaip atpratę nuo tų kvapų ir stengiamės, vat, kuo natūraliau. Gerai išplauna, kvapų nėra, neerzina, nečiaudam tiek. Savo Norfai šito taip pat neradau, reiks dar depą pasižiūrėti, gal yra, nes, mažas, ką žinau, miestelis turbūt. Arba ne į tą Norfą nuėjau, buvau Tilžės Norfai, tai neradau, arba gal pražiapsojau. Visokius tokius chemikalus, ar šiaip ne maisto prekes, stengiausi pirkti, kai būna akcija ir daugiau užsipirkti. Dabar kaip tik, vat, kai atsiras kuo daugiau lentynų, to patogiau. Ir Maksimai praeitą sykį, kai pirkaus iš 5% nuolaidas, ne maisto prekiam, žiūriu, Norfa padarė 5%. Gal dėl to padarė, kad tam pačiam prekybos centre, tai yra Tilžiai, kartu. Ir ką, labai faina, kai vienam prekybos centre yra abi dvi patinkančias parduotuvės, tiesiog nueini, pasižiūri, nuolaidų prisigaudai, žiūrkiems prisikaupi ir tada naudoji savo ramiai ir negalvoji kiekvieną mėnesį ar kas kelias savaitės užsipirkti. O vat sandėliukas vis pildosi, vyras jau žada toliau naujas lentynas iš šonų dėti. Ir kažkada bus, aš tikiuosi, virtuvės sandėliukas ir šnekėjau su vyru, sakau, norėčiau aš tapetų. Bet mano atsakymas buvo labai gražus, jeigu patiklijuosi, tada gerai, nes irgi laiko užims, tai sako, tiek to. Įtikino, sakom, galbūt, kai ateis naujas projektas, iš naujo kažką norėsis daryti namuose, tada ir pasidarysim. Nes vis tiek gražiai nusiims ten tos lentynos, kaip suprantu, ir nebus taip sunku prieiti. O tapetus buvau nusižiūrėjus ir galiu, nežinau, jeigu pavyks, įdėsiu čia kažkokią nuotraukėlę, kaip atrodė, kokių norėjau. Tai tie, kurie sako, kad skalbenkė kartu su džiovyklė yra nesąmonė, aš kažkaip norėčiau paneigti šitą dalyką, nes man labai pasiteisino. Pradžiai džiovindavau tik tais išskalbus patalinę ir tuos dekučius visokius, nes jie yra didesni ir juos sunkiau kažkur išdžiauti, nebent ant durų pakabinti. O dabar įsidžiovinus tiek rūbų, nežinau, kokį 10 turbūt partijų padariau tokį skalbimą džiovinimą, tai į dieną porą sykių taip išplauni ir porą skalbimų ir viskas, tiesiog sudėdai spintą, nereikia jokių džiovinimų. Ir vat, kažkaip greit ir įsiplovė man visas tas kalnas, nes buvo tas krepšys, kur rūbam, sakykim. Toliau viena dėžė, dar viena dėžė ir dar biškai ant viršaus pamėtyta tarp tų dėžių. Tai ką žinau, tikrai buvo siaubingai daug tų rūbų ir va, toks įsigelbėjimas labai fainas. Tai dabar jau normaliau, jau kiek čia 2 skalbimai į savaitę gausis, jau nebe taip baisiai. Tai vat, atskalbiau tos rūbus pagaliau, nes kažkaip vis sakiau, pradžiai galvoju, tiesiog padžiausiu, bet kad tas džiovinimas gaunas, taip stengiuosi padžiauti jau kad 2 dienas, kai jau normaliai išdžiūtų, nebūtų nei trupučio tos drėgmės, tai vat, taip įgaunas tokie reikaliukai. Dabar va kiek 9 ryto, pelė kaip tamsu, tai prisijungiau visą šviesas, kad atrodytų estetiškiau vaizdas ir smagiau gal žiūrėti. Taip pat su eglute ir jau smagu, nes žiūriu socialiniuose tinkluose vis daugiau dalinasi, kad puošiamės, labai anksti pasipuošiam, lapkričio pradžioje tik visi šventi pasibaigė. Bet dar galvoju, šiek tiek reikia pasipuošti. Norėčiau patalinės dar užsisakyti, nežinau, galvojau iš kiniečių, bet draugė sako, ten bus toks kaip maišo tokia medžiaga, tai sako, gal geriau ne. Dar mačiau Lidl akcijų, gal iš ten pasiieškosiu, jeigu netyčia užsimanysiu.
ir nulėkti tenais. Šiaip labai man ta parduotuvė nepatinka, nes ten belė, kiek visą laiką žmonių, toks kamštis, tai stengiuosi tą parduotuvę neit. Aišku, keletą dalykų įdomių randu, tai iš tos smalsumo nueinu, bet jau taip ne kiekvieną mėnesį į metus kelis sykius tik tais. Dar turim tokias kalėdinės paduškėlės, jau jam kokie 2-3 metai ir galiausiai pasipuošta. Pradžiai buvo jie molinukė tokiam mūsiškiam sode, tiesiog padėdavom, kai būtė nebūdavo tos vietos per daugiausiai, o dabar galiausiai galim pasidžiaugti jau tom kalėdom ir tokias labai mielas, dukrai labai patinka. Pastoviai nešiojas kažkur ar ant žemės numet tiesiog atsisėst, pagulėt. Tai labai gražios, pirkom iš Ermitažą, dabar jau tokių turbūt jau neberasim. Jau savo rūrčiukų užkliudžiau, televizorio pultelį girdžiu, jis jau šneka, tai galim nesenai irgi nusipirkę, pradžiai turėjom mažesnį, vyras užsimanė didesnio, net kas keista atrodo. Ir užsisakiau GO3 išbandyti, jūs įsivaizduojate, 3 mėnesius salė nemokamai. Bet kas yra, aš nerandu filmų čia. Ta prasme, yra tų filmų, bet ne tokių, kokių aš noriu. Tai šiek tiek nusivyliau. Gali žiūrėti nebent televiziją. O kas man labiausiai patinka žiūrėti per čia, tai kad namų idėja su IKEA. Tai kelias dienas anksčiau pažiūriu, nes šiaip dažniausiai per YouTube žiūrėdavau. Tai kas patiko, o daugiau, ką žinau. Tiesiog, dažniausiai būna įjungta YouTube ir žiūrim kažkieno tai pezaliukus. Žinot ką? Dar nenuplėšėmės plėvelės nuo televizoriaus. Ant ekrano nebuvo, bet ant šonų buvo. Žodžiu, nesučiupinu, kai žiūriu ir telefoną ir Oi, vyras jau parduot žad. Gerai, klijuojam atgal. Ir mano mintis jau po 3 mėnesių atsisakyti GO3. Tikiuosi pavyks, nebus net kokių skandalų, nes vyras naudojas bitės paslaugom. Man tai nepatinka, nes ten prirašo sąskaitų nebūtų. Daugiau, mažiau buvo prirašę tau, kažkada paskaičiavę daugiau. Nežinau, bet internetas dabar žiūri geras. Gerai, dabar jau internetas geras, bet ir iššūdins. Internetas geras, bet ir iššūdins. Man Apildeks visai patink, bet jis neleidžia į radio centrą rašytų, ten galima pinigų laimėti. Tai galvoju, nežinau, kur pereit, Ježį kokį, nes bitės nepatika man ryšys. Kas dar apie buitinę techniką, tai esu labai patenkinta, pavyzdžiui, mūsų indaplovė. Pasižiūrėkit, net tokių smagių dalykėlių yra parodyta peiliam. Aišku, peilius nelabai gerai plauti, ne jie atšimpa, bet tinkiu aš plausiu tom rankom, šaukšteliam, šaukštam ir šakutėm. Šakutę padėjau net čia tą vietą, peiliam didesniems susikištvat. Ir toliau sekantis dalykas toks, kaip kilimėlis, nes slidiniai taurės gali įsidėti. Čia įsidėti taurę, prispaudi kojelę ir jinai nevažinėja. Tokie dalykėliai atlenkiama, nulenkiama. Ir dar čia tas į viršų į apačią pasikelia. Čia irgi tie nusilenkia. Ir ką žinau, gerai plauna, kas yra. Toliau skystis tas pilas, kapsuliukė ta, tai viskas labai šaunu. Dukrai būn patinka įdėti tą kapsulę ir tiesiog plauti irgi ale namų šeimininkė. Taip. Ir yra tų programų, yra su Wi-Fi'um, bet kas yra, Wi-Fi'us pasikeiti ir aš nežinau kaip resetinti, knygutę nebežinau kur yra ir kad būdavo tiesiog programėliai, matai ir galiu kai ką valdyti indaploviai. Tai plaudavau dažniausiai eko. Vyras sako, blemba, kaip smirdno tų skalbimų, šudukų, tų kapsulių, tai dabar pradėjau auto naudoti. Greičiau užplauna, aišku, ekonomikas turbūt vandenį ir elektrai mažiau, bet kas yra kvapo irgi tokia intensyvaus nelieka nuo tų skalbimo kapsulikių. O daugiau šiaip net nebandžiau, taurėm atskirai, visi tie dalykėliai, net neleidžiu naudoti, taurėm. Puodus esu naudojus. Čia kažkoks, čia tylus režimas, ale buvau kažkada bandžius, bet taip, šiaip visai gan tyliai skalbė, tai aš net nežinau tos naudos. Visą buitinę techniką mes buvom pirkę iš vienos parduotuvės, ten Šiauliuose šalia Pabalių turgaus. Šaldytuvas nepatinka, nes jisai garsiai burzgia. Šiaip visą kitą tai gerai su jum. Toliau kas orkaitė. Pirkom ir orkaitę.
ir patenkinta, ir nepatenkinta, nes yra tasai, kur ale plovimas be chemikalų, kad uždeginė ir ten palieka tiesiog pelenukai ir išvalai. Tas pasiteisino, bet nepatinka, nes irgi kol užšyla, burzgia kažkaip įdomiai. Ir dar taip pat dujinė. Neėmėm elektrinę, neėmėm dujinę. Jeigu dingtų elektra ir šiaip taupiau, ką žinau, nu tai ta tokia pusivelnė. Mandriau iš jos nieko nesugalvosi. Aišku, kas su elektrinė ta fainiau, nes valyt žiauriai lengva, tiesiog lygus paviršius, o čia visokie kalnai pakalti. Dujinė, vat. Yra, pavyzdžiui, dujinė. Gerai, rautam dujinę, tada jeigu dujinę, vat, kepam, tiesiog plaktą kiaušinį pusrytukom ir dujinė, ką žinau, kaip dujinė. Sunku tiesiog valyti ir, ką žinau, stiklas vis tiek matosi, kai valai, bet normaliai. Vat su šita, vat, su orkaitė. Ką žinau, tai vat tas, kad garsiau užsiburzgė, kol užšyla. Ir, nu, yra kelios funkcijos tokios, ne, daleiskim. Vėjelis, čia, kaip čia pačia viršus, o va čia yra, vat, gali nusistatyti, ką tu nori. Tai jau čia biški ale mandrystės prasideda. Čia vat šits yra ale valymas. O čia jau kažkokie tai nustatymai. Ja pirkom šiek tiek ale, kaip čia nežinau, biški panaudota ar brokuota, ar kas ten jai buvo, nedavė instrukcijas tos. Davė garantinį, bet nedavė instrukcijas. Tai kaip naudotis, išmastyk pats žodžiu, nu tai va. Čia kažkokius gali pasirinkti jau suspaudinėtus vieną, dar kažkokį, tai atšaukim. Oi, ne čia atšaukti. O, gerai. Kažkur dar buvo, gali pica tiesiog keptis. daugiau jokių mandryščių tokia paprasta. Tai vat vyras kuria irgi tą YouTube'ą, daugumą turbūt jau žinot, ir jisai nesidalina tom buitiniam dalykėliais, technikom, tą nuomonę, pasidalinu aš, nes daugiausiai vis tiek aš naudojuosi. Ir ką žinau, būtų įdomu tiesiog sulaukti komentaruose, ar įdomu mano tokias buitinės paprastos įžvalgos, kaip man atrodo, neprofesionalo, bet naudotojo akimis. Na, o skalbimo ir džiavimo mašina tai yra tobulas pasirinkimas. Pradžiai galvojau tiesiog, kaip pirksim skalbenkę kartu su džiavyklė. Nu, sako, pardavėjas vis tiek jokio skirtumo. Gali tiesiog plauti ir nenaudotos džiavimo funkcijas ir tiesiog bus kaip skalbimo mašina. Tada galvoju, ateityje nusipirksim tą džiavyklę ir pasistatysim šalia, jau kaip bus labiau sutvarkyti ir tus daugiau vietos. Bet dabar vyrs sako, o kam? Na, aš irgi jau žiūriu, kad, nu, gerai plauna, gerai džiavina ir kiek čia dar 1,5 metų garantija, tai galim pasinaudoti, o paskui jau žiūrėsiu, kaip čia bus, ar kažką reiks daryti. Dar dalykas toks su tom džiavyklėm, kad tik tokia rodo irgi, kad jos užsikiša, nes aplinkui apeina tie pukai, ne viską susirenka į tą daiktadėžę ten, kur surinkti ir išmest. Tai vis tiek reikia kažkiek laiko pravalyti, o čia galvojam vis tiek, kaip plauni tos pukus kartu ir nuplauni sekančių kartu. Tai gal net ir geriau, o gal ir ne. Taip sakant, parodys laikas. Na, dabar pusryčiai, kaip sakant, labą rytą su pusrytukais. Tai tokie visiškai paprasti, keptas kiaušinis išplaktas ir vat kopūstai. Kopūstai tai gerosios bakterijos, ne? Va, galiu parodyti. Šitos perkam irgi iš Norfos, patys skaniausiai pirktiniai ir auginti kopūstai ir labai skaniai gaunasi sriubytė iš jų. Ir žinot ką? Šneku ir nieko aš tai nereklamuoju. Tiesiog nežinau, noriu nuoširdžiai pasidalinti ir gal kažkas bus bendraminčiai, o jeigu gali būti, kad ir visiškai būtų, pavyzdžiui, tie kopūstai neskanus ar skalbenkė ir ta džiovyklė visiškas šūdas, galite ir taip galvoti tiesiog. Kiekvienas yra skirtingas, ne? Ir kiekvienam galbūt skirtingai atrodo tiek maistas, tiek ta buitinė technika, tai manim nepasitikėkit. Tiesiog, nežinau, dalinuosi savo mintim. Pamačiau Facebook'e, kad Japoja dalinasi, kad šiandien yra vyrų diena. Tai su vyrų diena, lapkričio 19. Ačiū. Kaip skaniai valgai. Nešlikštų žiūrėt. Kilimą nusimato, nebegražinsim, reikia nukirpti. Šitą negražų atsikišusi.
Taigi, vat kilimas papilio. Ai, koks švelnutis. Koks fainas. Tai vat, atėjo vakaras. Atsisveikinu. Jeigu patinka, laukiu sugrįžtant.